Dar 1 minutę. Viskas, aš daugiau taip nebegaliu. Michailas karštligiškai pirštais vartė popieriaus lapus ant stalo. Palikė šį beprasmį užsiėmimą, jis ėmė dideliais, sunkiai žingsniai žingsniuoti po kambarį. Mintis dūzgė jo galvoje, kaip susiarzinusių bičių spiečius. Ne, kaip tu gali taip elgtis? Rankos dreba, pulsas galvoje daužosi kaip pašėlęs. Net akis pradėjo trūkčioti. Ir visa tai tik todėl, kad man reikia nikotino porcijos. O mano žmona, aš ją taip įskaudinau. Ir kodėl? Ji tiesiog sustabdė mane prie durų, kad atsisveikindama pabučiuotų. Bet aš jau buvau nervų kamuolys. Norėjau greičiau užsitraukti. Prakeiktos cigaretės, viskas, metu rūkyti. Michailas net nusišypsojo savo svajoniai. Bet šypsena tuoj pat jį paliko. Jis prisiminė 2 ankstesnius savo bandymus atsisakyti nepakenčiamo įpročio. Ir jo išblyškusiame veide vėl pasirodė nevilties ir ilgesio grimasa. Juk turi būti koks nors sprendimas, turi būti bent kažkokia išeitis. Jis beveik šaukė savo kabineto tylą. Michailai, ar ko nors norėjote? Susijaudinusi sekretorė nedrąsiai žvilgtelėjo iš priimamojo. Ne, viskas gerai, ačiū. Durys užsidarė, o problema tamsi ir nenugalima, tarsi audros debesis, liko kaboti virš jo galvos. Dieve, ką man daryti? Nejučiom ištrūko iš jo lūpų. Staiga netikėtai vyras prisiminė savo vaikystę. Jis bėga basomis per drėgną nuo rasos žolę, bandydamas pasivyti savo ištikimą šunį Bulką. Bulka. Michailas vėl nusišypsojo. Būtent močiutė jo greitai augančiam ir visada alkanam šuniukui davė tokią pravardę, kai šis nuo stalo nugvelbė paskutinę aguonų bandelę, rusiškai Bulka. Močiutė, brangioji, kaip tada man sakydavai? Ak, teisingai, be Dievo niekada neik per duris. Be Dievo, be Dievo. Jis susimąstęs kartojo tuos pačius žodžius, sėdėdamas patogiame fotelyje. Galbūt Dievas padės mesti rūkyti? Ne, tai juk mitas, pasaka. Tačiau ši mintis neišėjo iš galvos, neduodama ramybės iki pat ilgos sunkios dienos pabaigos. O vakare, kai žmona jam atleidusi, jaukiai susirangė miegoti, Michailas išropojo iš lovos ir atsiklaupė ant kelių. Iš jo akių riedėjo kukli vyriška ašara, o iš pačios širdies tekėjo tylų žodžiai. Dieve, aš čia. Kur tu? Ar tu čia? Ar tu su manimi? Jeigu esi ir girdi mane, padėk. Aš tapau vergu. Negaliu gyventi nė dienos be cigarečių. Visas mano gyvenimas tiesioginė prasme priklauso nuo šios bjaurasties. Aš nebenoriu, nebegaliu taip gyventi. Jis griebė nuo naktinės spintelės cigarečių pakelį ir piktai sugniaužė jį kumštyje. Padėk man, arba aš pražūsiu. Rytas neatnešė nieko naujo, tik tą patį degantį norą užsitraukti cigaretę. Kaip vėlai suprato, kad tai tapo jo nenugalimu poreikiu. Taip, stebuklų nebūna, niūriai tarė Michailas ir jau ketino eiti naujo pakelio nuodų, kai išgirdo galvoje aiškius žodžius. Palauk 1 minutę. Vyras ilgesingai pažvelgė į laikrodį. 6:32. Na, jei tik minutė, gerai. Ir jis nuėjo į dušą, paskubomis papusryčiavo ir vėl suprato, kaip labai nori parūkyti. Tuoj, tik išeisiu lauką. Šaltis degino plaučius. Pasirausęs kišenės, ieškodamas išsvajoto pakelio, Michailas vėl aiškiai išgirdo galvoje. Dar minutė. Atsidusęs jis paspartino žingsnį. Dėl nikotino bado mano galvoje tikriausiai yra nesklandumų. Įdomus žaidimas. Gerai, tada pažaiskime, garsiai ištarė ir atidarė savo automobilio dureles. Diena praėjo prastai. Jam taip skaudėjo galvą, kad buvo sunku susikaupti darbui. Bet sparnuoti žodžiai, dar 1 minutėlę, kuriuos dabar kartojo savo, regis tarsi išplėšė jį iš atkaklių nikotino priklausomybės gniaužtų ir padėjo ištverti visą dieną. O paskui dar 1 ir dar 1, savaitę, mėnesį. Ir tada Michailas suprato, kad jį apleido ne tik noras, bet ir poreikis rūkyti. Dabar vyro nuotaika buvo nuostabi, kūnas žvalus, energingas, o pasaulis aplink jį
spalvotas ir labai patrauklus. Tačiau svarbiausias jo atradimas šiame kelyje buvo tai, kad Dievas egzistuoja ir jis yra šalia. Dievas yra tas, kuris visada išties ranką. Netiki manimi, patikrink. Autorius Svetlana Krutova.